žinot, yra toks pasakymas, viena yra, ko man reikia ir kita, ko aš noriu. Tai dažniausiai aš galvoju, kad man reikia to, ko aš noriu, bet ne visada sutampa. Nebūtinai. Moteris pasimetė tarp savo rolių tiesiog. Kas aš ir ką aš turėčiau daryti. Ar aš turėčiau dabar ir dirbti, ir vaikus prižiūrėti, ir tada dar, žodžiu, saviugdą kažkaip užsiimti ir dar būti tokia mindful, sąmoninga mama, žmona, darbuotoja ir dar vyrui būti gera meilužė. Aistra yra kas? Vidinis vaikas, kuris sako, mama, dabar jau tu man duosi to, ko aš negavau anksčiau. O kitas sako, mama, dabar aš tave pakeisiu, kad tu man parodytum meilę tokiu būdu, kokią negavau vaikystėje. Mes negalim augti sąlygose, kurios yra toksiškos, nesveikos, kur yra nederlinga žemė, ar ne? Tai kartais žmonės ateina į toksiškus santykius ir sako, aš augu, aš tobulėju, o iš tikrųjų jie tiesiog bando išgyventi kiekvieną dieną. Tu vedi tylos stovyklas. Kodėl tu manai, kad to visuomeniai reikia? Apskritai tylos labai trūksta, daug triukšmo. Ir čia netgi kalbėti man šiandien atrodo toks, ar tai nėra dar daugiau triukšmo, ar tai yra kažkokia nauda tame. Tai, nes labai daug triukšmo, labai daug informacijos, labai daug visi postina, rašo, filmuoja. Ir kasdienybėj labai daug skubėjimo, ar ne, o ta tiesa, žinios nėra vibracija, mes neįsinešim nieko, tai kad ir kiek mes sužinosim, jeigu nepritaikysim nieko, tai kokia to prasmė. Tai man atrodo, tyla išgrynina labai ir tyloj galima rasti laiko praktiką ir tyloj atsiranda kontaktas su savim, ko mes iš tikrųjų turbūt ir ieškom. Per išorę ieškom kontakto su savim. Tai man atrodo, tylos praktikos, tylos stovykla tam labiausiai ir pasitarnauja. O kaip tai atėjo? Nes iš esmės tavo veikla suponuoja ekspresiją, greitį, judesį, ar ne? Kaip atėjo priešingas dalykas į tavo veiklą? Nemanau, kad priešingas, nes be tylos nebūtų ekspresijos ir be tylos nebūtų triukšmo ir be tyla yra pagrindas visoko. Ir mano kely labai daug buvo dvasinio ieškojimo, būtent per ėjimą į savo vidų, per tas vidinės tylos išgirdimą, išgryninimą. Ir labai daug praktikų pati praėjau, kurios veda į kontaktą su savimi ir atsitraukimą nuo išorinio, net ne vien triukšmo, bet apskritai nuo išorinės įtakos. Ir kadangi pati labai daug praktikavau, tai taip ir gavosi. Atrodo, kad be to visą tai, ką aš kalbu, neturi prasmės, jeigu mes neskiriam tam laiko. Ir kai atsitraukia žmogus, jis pats gauna daug atsakymų, jam nebereikia jokių knygų ir nieko skaityti ir domėtis. O po savo tylos stovyklų, kokius žodžius girdi iš išeinančių žmonių? Arba sugrįžtančių vėl? Kad nenori atgauti telefono, nenori atgauti seno gyvenimo ir dar mielai pabūtų kokią savaitę tame. Ir kad išeimi daugiau aiškumo galvoje tyla. Pagaliau galbūt netgi pirmą kartą gyvenime yra absoliuti tyla galvoje, kur tiesiog aišku ramu. Ta ramybė, jie savaime sukuria kažkokį aiškumą. Tai va tas aiškumas atsiranda, kai nutyla protas. Ir aiškumas nėra žiniose, aiškumas nėra kiek žinau, kiek perskaičiau, kiek išklausiau, bet kažkaip kai nurimstam viskas, atsiranda aiškumas, kur atrodo nieko nežinau, bet viskas aišku. Tai va čia, kai žmonės pasitarina apie tai, tai aš suprantu, kad čia yra viskas, ko aš galėjau norėti ir apie ką galėjau svajoti, kad išsineštų iš tos praktikos žmonės. Ar tavo tylos stovyklos inspiruoja pokytį išėjus į gyvenimą jiems toliau? Ar tu girdi tokio atsiliepimą? Taip, tai tylos stovyklose būna nemažai mano jau klientų, su kuriais dirbu privačiai, psichoterapijoje ar porų, kurios atvyksta kartu patylėti. Ir iš tikrųjų po to aš dirbu su jais toliau, ne su visais, su kai kuriais taip ir nesimatau ir nežinau, kas bus, kai kurie parašo po kiek laiko. Tai negaliu pasakyti už visus, bet tikrai matosi progresas, kalbant apie terapiją, tarsi yra laiko susigulėti viskam. Aišku, tylos stovykla viena kitai nelygios, nes pas mane yra labai daug praktikų įvairių, tai nėra vien tik, kad mes tylim. Žmonės kartais turi tokį įsivaizdavimą, kad atvažiuosiu patylėti. Būna labai daug įvairių praktikų ir labai daug gilinimos į save, refleksijų, laiko su kažkokia tema išbūti, išvirti, neužkišti naują informaciją. Tai tikrai tai daro įtaką. Labai didelę dėl to matau milžinišką prasmę. Ir čia tas pats kaip moterų ratas. Kartais moterų ratas yra apie tiesiog išjauskim, tiesiog pabūkim ir dažnai moteris, kurios pradeda tik tai šitam kelyje pradžioje eiti, jos nori vesti moterų ratą, nes tai yra lengvas formatas, pabūti su moterim, bet aš manau, kad
kuo daugiau pati vedančioji tobulėja, tai tas moterų ratas įsigyja truputį kitų tokių spalvų, skonių ir gylio. Tai va tas gylis, kuris atsiranda. Tai per tylos stovyklą, mano tylos stovykla nėra tik tai atvažiuokim patylėti, tai yra labai intensyvus procesas ir ta energija užsisuka tiek, kiek aš pati galiu ištoleruoti, tiek jos gali užsisukti ten. Visada labai priklauso nuo vedančio, kiek jisai pats yra praėjęs. Tai nuo tai ir tolygu ir pagal tai žmonės ateina. Tai aš matau prasmę ir matau pokytį gyvenime, nes pas mane ir ateina žmonės pagal mane, kurie gali pasimti tiek gylio, kiek aš galiu duoti šiai dienai. O tu užsiminėjai apie moterų ratus arba stovyklas, žinau, kad ir vedėjos, bent jau vedėjai tikrai. Jo, kaip tu manai, ko šiuolaikinė moteris stokoja? Gal apibendrint negalėčiau, nes yra visokių moterų, bet jeigu žiūrint į tendencijas visuomeninės, tai iš tiesų moteris yra pasiklydę feminizmo sukeltose pasiekmėse, kas yra ir daug labai naudų, bet labai nemažai ir žalos. Moteris pasimetė tarp savo rolių tiesiog. Kas aš ir ką aš turėčiau daryti? Ar aš turėčiau dabar ir dirbti, ir vaikus prižiūrėti, ir tada dar, žodžiu, saviugdą kažkaip užsiimti ir dar būti tokia mindful, sąmoninga mama, žmona, darbuotoja ir dar vyrui būti gera meilužė ir dar atliepti visų poreikius. Labai labai daug atsakomybių ir moteris tiesiog tame paskendę yra. Dėl to jums reikia atsipalaidavimo. Mano pagrindinė užduotis yra nuraminti nervų sistemą, kur yra labai įsitempusi. Iš tiesų, sakyčiau, čia yra pagrindinė problema, galbūt ne vien moterų ir vyrų, bet man nori sugrąžinti moterį prie tokio evoliucinio požiūrio, nes mes labai lėtai evoliucionuojam kaip žmonės. Ir tikėtis, kad dabar pasikeitus sąlygom ar net, kai moteris atranda tiek teisių, gauna tiek teisių, ko nebuvo gyvenime. Per amžinuosius moteris neturėjo tokių galimybių ir tokių teisių. Dabar mes gaunam tiek laisvės ir mes nežinom, ką su tuo daryti. Ir su tuo ateina dar naujos problemos. Tai mano tikslas yra ne tiek įgalinti taip pat, bet daugiau padėti nurimti toj laisvėje ir kažkaip ją rasti gylį didesnį negu tik laisvę dabar jau mėgautis ir, žodžiu, čia man viskas priklauso ir darbas man priklauso, nes aš jau dabar galiu dirbti, ką noriu ir galiu ir vaikus auginti ir tuo pačiu čia saviugda. Labai labai daug pasirinkimų ir labai daug pasimetimo. Tai iš tiesų matau, kad apskritai žmonės šiam laike turi per daug visko ir tame pasiklysta. Tai tikslas yra sustoti, atreflektuoti, sugrįžti į save, į kontaktą su kūnu, kurio labai stokoja moteris atsakant į klausimą. Čia yra tikrai faktas. Ką turiu omeny, pagilink šitą temą? Sugrįžti į kūną. Kai aš sakau pajudėti ar pašokti, aš matau, kad nėra absoliučiai kontakto su savo pojūčiais kūno. Nėra pasimėgavimo savo kūne, buvime kūne. Ir atrodo, kad galva ir visa kita, kas čia yra. O kodėl? Dėl to, kad mes gyvenam labai tokiam, šitoj visuomenėje, ne, Europai, galiu tik apie tie kalbėti, gyvenam labai tokiam struktūriškam, vyriškam, į tikslus orientuotoje kasdienybėje. Ir kadangi moteris viską gali dabar, tai jos gali ir varyti, viską daug daryti. Ir tas darimas nebėra apie pajutimą, išjautimą, daugiau yra apie kas yra teisinga, kokie yra tikslai, planas. Tarsi bijo atsipalaiduoti? Tiesiog nėra... Tas bijo, nežinau, ar teisingas žodis. Galbūt bijo, nes jeigu sustosiu, tai atsiliksiu ir tada atsiranda baimė kažką praleisti, ar ne? Ir galbūt baimė būtų tas žodis. O tavo akimis kokia yra moteriška moteris? Ta, kuri mėgaujasi būdama savimi pirmiausiai ir priima save. Su savo moterišku pradu, su savo moteriškais hormonais, emocijom, kad ir kokios jos būtų, stabilesnės, labilesnės, tiesiog tokia, kokia yra. Ir randa malonumą kontakte su savo kūnu, nes kūniškumas yra labai, labai svarbu. Moteris kūnų jaučia, kada kūdikiui reikia ar net atliepti jo poreikius. Kūnų jaučia, bet kažkokiai sensorika, ar ne, bet kažkas ne taip, jaučiu, kad kažką reikėtų keisti. Mes visą tai jaučiam, tik tiek, kad dabar moteris, kaip ir sakiau, aš daug klauso, kas parašyta vadovėliuose, negu ką kūnas diktuoja. Tai moteriška moteris, mano nuomonė, yra ta, kuri priima savo moterišką prigimtį. Šita tema man pačiai aktuali, nes aš esu labai racionali, labai tikrai daug galva besivadovaujanti moteris gyvenime. Ir man šita tema pačiai atėjo prieš 10 metų maždaug,
kai aš supratau, kad kai pradėjau šokti iš tikrųjų, turbūt šokiai mane ir atvedė, dabar kaip galvoju, į šitą sritį, nes šokiuose aš negalėjau vesti. Aš buvau pripratus gyvenime būti lyderė, žodžiu, vadovė, visada tokia aktyvi, kad ir ką daryčiau, visur lyderio pozicijoje. Ir atėjau šokti ir man reikėjo išgirsti, kai mane veda. Paklusti, išgirsti ir daryti taip, eiti tą kryptį, kuria mane veda. Ir tai buvo labai sunku. Ir aš jau daug kartų pasakoju šitą istoriją, bet tiesiog tas partneris su manim nešokdavo. Jisai prastovėdavo, iki kol mes keisdavomės ratu ir jisai sakydavo, aš tam nešoksiu, jeigu tu mes neklausai. Taip demonstratyviai. Labai demonstratyviai. Ir dėka jo aš norėjau mesti ir baigti visą savo šokių karjerą, jos nepradėjus, bet aš galvoju, gerai, aš išmoksiu. Ir aš per mėnesį laiko labai padariau stiprų progresą ir pradėjau labai gerai šokti, dėka jo. Ką tai tau viduje atrakino? Arba kaip tu pajauti tą pokytį? Man buvo labai keista ir neįprasta klausytis ir atliepti, bet ne pačiai rodyti kryptį. Buvo labai nepažįstama, nes dažniausiai aš būdavau lyderio pozicijoje, kur aš įsiklausau, bet vis tiek aš einu kažkur ir kiti žmonės natūraliai seka. Dabar man reikėjo natūraliai sekti kažkuo ir tai yra moteriška energija. Ir man tai buvo nepažįstama, mano ego tai buvo, kaip aš čia dabar, ašgi pati viską gerai moku, ar ne, aš pati sugebu, kodėl aš turėčiau klausyti kažkokio vyro. Ir aš supratau, kad tame yra didelė prasmė, nes aš pradėjau jausti save visai kitaip negu iki tol. Ir mane atsirakino minkštumas, mane atsirakino švelnumas, mane atsirakino meilė, atsidarė širdis. Per visą kelionę, kai aš pradėjau tai tyrinėti savyje, priimti ir įsiklausyti ir išjausti, kūnas labai stipriai pasikeitė, kontaktas su kūnu pasikeitė ir aš turėjau problemų su pernelyg dideliu testosteronu. Ir aš ir prigimties turiu irgi tam tikrą polinkį, tai atspindi, kada pas moterį testosteronas užkyla, kai reikia viską padaryti pačiai, kai jinai nesijaučia saugi, kai reikia apsiginti. Ir tai buvau aš. Ir man visą šitą kelionę padėjo harmonizuoti. O tu minėjai, kad tu esi šiuo metu santykiuose, ar ne? Ar tau pavyksta atiduoti tas vadžias savo antrai pusę ir būti moteriška? Pavyksta? Turbūt pirmą kartą gyvenime. Pavyksta. Ir dar gal norėčiau pridėti šitą temą, kadangi vis tiek aš pati daug saviugdos kelio praėjus ir toliau einu, dirbu terapeutę, nuolatos su žmonių problemoms, su gyliais vidiniais. Atrodo, daugelis mano klienčių sako, aš norėčiau labai sąmoningo vyro. Dvasingo vyro, kad kartu medituotume, važiuotume į vipasaną, ar ten eitume kažkokiu dvasiniu keliu. Ir aš klausau ir galvoju, o ne. Aš nežinau, ar tai geriausias kelias, nes man atrodo, kad moteris nežino, ko nori. Jo atrodo, kad nori to dvasingo vyro. Aš manau, kad moteriai tiesiog nori jaustis saugiai. Aš manau, kad ji nori jaustis, kad vyras yra tiek sąmoningas, kad gali ją vesti ir yra šiek tiek galbūt ir sąmoningesnis ir kad ji gali pasitikėti. Bet ar būtinai jis turi eiti sąmoningų keliu, sąmoningumo, dvasingumo, nebūtinai. Tai va šitą labai dažnai pastebiu tiesiog pas savo klientas, kaip norą nusibrėžti, ko man reikia. Bet mes, žinot, yra toks pasakymas, viena yra, ko man reikia ir kita, ko aš noriu. Tai dažniausiai aš galvoju, kad man reikia to, ko aš noriu, bet ne visada sutampa. Nebūtinai. Tai iš tikrųjų dabar pavyksta klausytis ir tai yra nuostabus jausmas, labai daug atsipalaidavimo kūne. Santykių tema galėčiau kalbėti labai daug, nes mano mylimiausia tema yra dirbti su porom. Aš labai mėgstu dirbti nuo šokių laikų, matyti, kaip poros kartu mezga ryšį ir kai moteris pradeda pasitikėti, atsiduoti į rankas. Iki dabar, dirbant su porom porų terapijai, tai yra turbūt skaniausia, kas gali būti. Nes aš matau čia ir dabar, kas vyksta. Ne tik, kai vienas žmogus ateina į terapiją ir pasakoja apie savo antrą pusę, bet kai jie dviese, čia ir dabar komunikuoja, kas ten atsiveria. Ir pokytis taip pat matosi žymiai greičiau jų santykyje, negu kad vienas žmogus eitų. Tai dabar ruošiu ir santykių kursą, tokį labai išsamų, save įdėjau tokį naują iššūkį, kur tarsi viskas, ką tu reikia žinoti einant į santykius. O su kokiom dažniausiai bėdom ateina poros į santykių terapiją? Pagrindinė, aišku, yra komunikacija, kai mano žodynas ir tavo žodynas taip stipriai skiriasi, kad mano vienas žodis pasakytas, tavo žodyne gali reikšti visiškai ką kitą. Čia pagrindinė problema. Ir
indikatorius, kiek yra pažengę ir kiek galima ištaisyti santykius, tai yra, kada paskutinį kartą jie mylėjosi. Čia yra labai įdomus fenomenas, nes jeigu dar metus nesimylėjo, dar sutvarkysim. 2 metus sutvarkoma, bet jau sunkiau. Turiu porų, kur 4 metus, 5 metus nesimylėjo. Ir ne dėl to, kad jie susitarė taip, bet dėl to, kad kažkaip nesusitinka, vis kažkur prasilenkia. Nes kitas tampa priešu? Galbūt priešų, galbūt tiesiog neturi kaip susitikti, nėra pripratę prie intimumo ir artumo, kai pradžioj natūraliai, kai nėra apkrauta jokiais rūpesčiais, atrodo lengva. Paskui atsiranda kažkokie tie trukdžiai, kažkokios nuosėdos viduje, nuoskaudos neiškalbėtos ir tai apsunkina mums galimybę susitikti. Tai kuo ilgiau žmonės neturi intimumo, nebūtinai tai mylėjimasis, bet kažkuria prasme meilės išraiškos, prisilietimų, buvimo kartu, tuo sunkiau yra po to atkurti tuos santykius. Aš visada sakau, kad bučinys daug daugiau parodo už seksą. Taip. Ar ne? Taip. Ir šokis taip pat. Šokis irgi labai daug parodo. Aš kartais porų terapijose sakau, pašokit. Arba pamokau kelius žingsnius ir sakau, dabar pašokit. Užleidžiu dainą ir tiesiog šokit. Viskas pasimato, jie gali nieko daugiau nesakyti. Kas vyksta, kaip moteris jaučiasi, kaip vyras prieina, ar jie bijo, kas veda šokį iš tikrųjų, kaip jie jaučiasi, kai mokosi kartu kažkokį naują judesį. Kas vadovauja, kas nori užbėgti už akių. Labai daug pasimato, dėja. Kūnai kalba iškalbingiau, negu mes protais galim. Mes galim bandyti apgauti kažkaip, bet kūnas parodo viską. O tavo manimu, ką pasako arba kodėl mums reikalingi žodžiai? Juk mes 90% iškomunikuojam neverbalinę kalbą, ar ne? Kam reikalingi žodžiai ir kodėl mes jais taip tikim? Žodžiai supaprastinti turėtų. Aha, bet labai dažnai apsunkina. Suklaidina? Labai dažnai. Kaip tu sakai, žodynai skiriasi, ką tada daryti? Pirma klaida yra, kad mes galvojam, kad partnerio žodynas toks pats kaip mano. Nesiderinam savo realybių. Tai su žodžiais nieko blogo, jeigu mes naudojam juos išsiaiškinti, suartėti, sukurti ryšį, bet dažnai žodžiai yra kaip tai, ką aš jaučiu kūne, bandau perteikti per aplinkui, prisikabinti prie netaip prikaltos lentelės namuose ir išsakyti savo jausmą, kai iš tikrųjų yra daug giliau. Nes kartais poros ateina porų terapiją ir jos kalbasi ir aš sėdžiu ir galvoju, sakau, dabar pasikalbėkit tarpusavį, kodėl jūs čia atėjot. Aš paklausysiu ir įsiterpsiu. Ir jie sako, pradeda kalbėti apie tokius dalykus kaip namuose, žodžiu, kažkaip netaip lentyna sudėta, varžtas, neįsuktas, taip, kažkoks tai. Ir aš sakau, palauk, gerai, sustokim dabar, o kas ten, kaip tu jauties tada? Ar tai pirmą kartą toks jausmas? Kur dar jauti iš to jausmą? Ir labai sunku iškomunikuoti savo jausmus ar atkasti, kas ten buvo prieš tos 5 metus, ar kiek jau ten pora yra užstrigusi, tai ir tada jie pykstas tiesiog. Tai kalba apie pasiekmes, ne apie priežastis. Ir mes kalbam apie simptomus jau atsiradusius, bet ne apie šaknį. Tai kam žodžiai reikalingi, kad supaprastintų kalbą, kur mes juos naudojam dabar, kad apsunkintume gyvenimą labai dažnai. O kodėl poros tai bijo tikro atvirumo, kurio tarsi susitinka gyvenime? Nes neišmoko dažniausiai. Dažniausiai tiesiog nematė pavyzdžio. Tikriausiai teko girdėti labai populiari teorija apie nesaugų prieraišumą. Tai, jeigu vaikų turintis sąmoningi žmonės labai dažnai šitą yra girdėję. Tai saugus, nesaugus prieraišumas. Ar nevengiantis, nerimastingas, disorganizuotas. Aš kai atradau šitą teoriją, man tiek daug dalykų paaiškino. Tiesiog, jeigu aš negavau to ryšio, arba ryšys buvo nesaugus, mama buvo pernelyg emocionali. Tarkim, ar ne, ir vaikas, ir jį maitina savo vaiką. Vaikui skauda pilvą, nes vaikas emocijas pradirbinėja tokiu būdu mamos, ar ne, jisai labai stipriai jaučia. Kas gaunasi, jam susiformuoja nuo pat pirmų dienų, kad mamos emocijos lygus skausmas man. Jeigu skausmas man, aš vengsiu visais būdais emocijų. Vadinasi, tapsiu labiau vengiantis greičiausiai ir laikysiu atstumą ir bandysiu gesinti visus gaisrus ir neįeiti į pernelyg didelį intimumą ir artumą, nes tai yra nesaugu. Arba nerimastingas, ar ne, kai atvirkščiai gali būti įvairiai, bet gali būti, kad aš pripratęs išsireikalauti tokiu būdu, kai pykstu, verkiu, arba gali būti, kad manęs taip negirdit, kad aš turiu nuo tos tarsi rėkti, ar ne. Mes rėkiam tada viens ant kito, kai atrodo, kad labai didelis atstumas tarp mūsų ir kad norim, kad mūsų išgirstų. Emocinis atstumas, ar ne? Taip, ir tas emocinis atstumas sukuria. Bet kodėl mes neeiname į intimumą, nes tiesiog tai yra labai nepažįstama. Ir tai reiškia, ypatingai, bent jau mūsų čia vakaruose, nusimti savo tą kaukę, nes
pavyzdžiui, mano atveju, ar ne, savo veikloje aš esu gana žinoma, ateina pas mane žmonės, jie kažkokį turi lūkestį į mane, jie duoda kažkiek savo atsakomybės į mano rankas ir aš turiu labai atsakingai elgtis su to. Vadinasi, aš esu vienoje stovykloje, kurią vedžiau palūžusi ir nesusirinkus savęs, gal ir atėjau tokia, kokia esu. Žmonės buvo absoliučiai pasimetę, nes jie atidavė tam savaitgaliui šiek tiek atsakomybės į mano rankas. Ir jeigu aš sulūžtu, tai viskas, visi žmonės yra pasimetę, jaučiasi nesaugus. Tai aš tarsi tais momentais neturiu teisę sulūžti, nes tai yra apie juos. Kai žmogus ateina pas mane, tai nėra apie mane, tai yra apie jį. Ir aš darau viską, kad padėti jam tuo metu. Kas nutinka, jeigu aš ateičiau į savo santykių poroje su šitu pačiu pasiruošimu, kad aš esu čia ar ne, čia yra tokia mano stiprybė ir aš ateinu su ta stiprybė ir neparodau savo pažeidžiamumo, baimių, jautrumo, tai tada mes ir nesusitinkam. Ir jeigu, pavyzdžiui, mano vyras yra vadovas ir jis irgi atsineštų namo tą patį rolę, tai mes būtume dvi rolės, bet mes nesusitiktume. Ir būtų labai baisu parodyti, kad staiga čia ta Diana, kuri ar ne, podcastuose kalba, staiga jinai yra pažeidžiama, kažko bijo, nerimauja. Lygiai taip pat kaip jam, visi pripažįsta, mato ar ne, ten jį kaip autoritetą ir jisai staiga aš jį pamatau, jo pažeidžiamumą. Tai labai nesaugu. Ir dažnai pas mane ateina į porų terapijas poros, kurie turi abu kažkokį statusą ir jiems sunkiausia yra sutikti, nes jie pripratę būti įvertinti ir pamatyti už savo stiprybę, bet ne už savo jautrumą, ne už savo emocijas, pažeidžiamumą, ryšį. Ir tada labai sunku jiems susitikti ir nusimti tą kaukę. O vadinasi, tie žmonės abu susitiko per kaukę. Greičiausiai. Jie ieškojo, jie nerodė savo tikro veido, ar ne? Ir labai sunku parodyti, jeigu visuomeniai nuolatos mane už tai giria, ar ne? Čia mano statusas, aš su tuo, kaip esu darbe galbūt, jeigu dar ten susitiko ar kažkur, ar ne, tai labai sunku taip nusimti ir parodyti, kad žiūrėk, čia truputį purvina, čia truputį suplyšę pas mane, tas yra nesaugu. Tai vat kur susitiko, dėl to žmonės, kurie sutikė, pavyzdžiui, ar šokiuose, ar kažkur tai kažkokiuose seminaruose, ar ne, dažnai jau susitinka tokie atviri ir palūžę kartais, tai tas sukuria gilesnį ryšį. Tik tiek, kad tos poros kartais neišjuda į tą kaip tik sustiprinimą, jie ir lieka jausmuose, patyrimuose ir tie santykiai irgi negali struktūros turėti. Tai čia kitas kraštutinumas. Tu pati esi tantros temoje, ar ne? Jinai labai tokia apipinta labai daug mitų. Kas yra tantra? Kas tavo žodyne yra tantra? Mano žodyne, mano mokytojas pasakyti žodžiai, transformuoti nuodus į nektarą. Tiesiog labai paprastai. Tam yra įvairių temų, įvairių technikų tiksliau. Pati tantra reiškia technika ir įvairios technikos išeiti iš savo limitų, baimių, už jų. Psichoterapija tą patį daro. Visos kryptis eina apie tą patį, kalba apie tą patį. Tantra taip jau nutiko, kad pasitaikė mano kelyje po krikščionybės, nes aš labai giliai buvau krikščionybėj ir tai yra nuostabus kelias. Tik tiek, kad krikščionybėj ten, kur aš buvau, tai buvo viskas, taip, širdis ir į viršų gražu, o visa kas apačia, kūniška, seksualu, jėga, kažkokie ar netikslai yra nelabai vertinami toje vietoje. Viskas yra apie meilę, apie tą Kristaus meilę. Ir tantra mane sujungia į vieną visumą, nes tantra sako, kad visas mano kūnas, visa mano esybė gali būti priimta. Tai galbūt tuo metu man to labiausiai trūko ir tai pasitaikė mano kelyje. Ir labai daug praktikų, kurios išlaisvino. Tiesiog išlaisvino mane iš mano to žmogiško aš, iš mano baimių, ties kūnų, kas susiję, kažkokio nepasitikėjimo. Tiesiog va čia aš. Čia mano kūnas, čia mano protas, čia mano emocijos. Tiesiog čia aš. Tai tantra man reiškia praktika, kuri grąžina į vientisumą. Tai tikra tantra, aišku, yra labai daug tantrinių krypčių. Yra baltoji tantra, raudonoji tantra, juodoji, rausvoji, yra budizmo tantra, yra induistiška, yra dao. Yra daug skirtingų. Mano kelyje pasitaikė indiškoji tantra daugiau ir per prizmę tokių naujųjų laikų. Bet per praktiką, ten nėra tiek teorijos. Teorijos yra labai nedaug. Sako, eik, praktikuok ir patirk. Ir tas man labai patiko.
Nes labai daug yra visokių teorijų, filosofijų, aš praėjau nemažai įvairių kelių, man įdomu ieškoti, aš labai smalsi, iš visų kažką pasiėmiau. Tiesa, tai nerekomenduoju niekam to daryti. Kodėl? Nes tai labai suklaidina. Ir pavyzdžiui, priimant sprendimą labai sunku priimti sprendimą, nes krikščionybė sako, atleisk, priimk, mylėk, atsuk kitą skruostą. Kokia Advaita sako, čia nieko nėra, nėra aš, nėra tu, yra tiesiog atmanas arba visa tai, kas yra. Jeigu pažiūrėsi budizmą, ar ne, reikia, viskas yra karma, karmos pradirbimas, ar aš noriu perimti tą karmą, ar ne, jeigu ne, aš tiesiog atsitraukčiau, čia nėra mano, arba aš edukuoju, ar ne, kad pakeičiau. Ir kiekviena filosofija turi savo priėjimą prie tos pačios situacijos. Ir tada kažkas nutinka mano gyvenime ir aš staiga nebežinau, kuria man filosofija vadovautis. Dėl to ir sako, pasirinkti vieną mokytoją, vieną filosofiją. Labai daug susimaišymų yra dabar ir tiesa mano klientai yra nemažai tų klientų, kurie pasimetė taip pat, kaip kad aš buvau. Ir tai gali būti toks susimaišymas, kad tai gali nuvesti iš tikrųjų prie egzistencinės krizės ir žmonės nusižudo šitoj būsenoj, nes jų protas nebežino, kaip dabar, ko klausyti, kuri teorija yra tinkama. Tai nėra tinkamos, yra tiesiog kokį mes kelią pasirenkam ir mes juo einam. Ir aišku, pritaikom įvairius kampus kiekvienoje situacijoje. Vadinasi, tu niekada negali abejoti savo keliu? Abejoti galima, bet kaip ir sako, dėl ko krikščionybė sako, nebejoti, ne tik melstis, kad būtų įtikėti dar giliau. Dėl to, kad abejonė mus suklaidina, lygiai taip pat santykiuose. Jeigu aš pradedu abejotis, tai aš priėmiau gerą sprendimą. Viskas, santykio nebėra. Aš jau esu santykėje su savo galva, bet ne santykėje su kitu žmogumi. Jeigu aš esu santykėje su tavim, ar ne šią akimirką, vadinasi, mes turim santykį. Bet jeigu aš būdamas tavim, kaip tu čia pasakėjai, nežinau, ar man patinka, ar čia teisingai, kur aš čia nueisiu dabar su tokiu žmogum, kuris taip kalba apie tai. Tai vadinasi, aš leidžiu laiką savo galvoje ir mes nebeturim kontakto ryšio. Abejonė viskas nutolina. Tai dėl to ir sako, dvasiniuose keliuose, filosofiniuose, nebijoti ir pasitikėti. Dabar mes tokie sakom, esam išlaisvėję ir sakom, čia aš pasirinksiu, kuo noriu tikėti ir taip toliau. Super, labai gražu, bet noriu pasakyti, kad, kaip ir prieš tai minėjau, su laisvė ateina labai daug sumišimo ir pasimetimo. Tai tikrai įsivertinti, ar man tikrai tos laisvės reikia, nes kai aiškios ribos, žmogus jaučiasi ramiau ir saugiau. Žmogus psichikai yra saugiau žinoti, negu nežinoti. O dvasiniai keliai galiausiai veda į tą nežinomybę, bet pirmą per aiškės ribas, po truputį jas paleidžiant, o ne iš karto neriu ir visas pasaulis mano ir visos filosofijos mano. O tu minėjai, kad nemažai tyrinėjai ir santykių temą ir pati joje esi ir padedi kitiem, ar ne? O su kokiais iššūkiais susiduri pati poroje? Arba kokie asmeniniai tavo iššūkiai? Tai tikriausiai kaip ir pas visus tas skirtybių priėmimas, kad kitas žmogus yra kitoks negu aš ir man dabar reikia kažkaip su to būt. Kaip būt? Aš noriu, kad kitas būtų toks kaip aš, bet jeigu kitas yra toks kaip aš, tai irgi neįdomu. Ir jeigu jisai tampa arba taptų toks, kaip aš noriu, tai aš prarandu pagarbą jam, nes jis nebėra jis. Tai tada atsiranda toksai, tai aš turėčiau priimti tai, ką man labai sunku priimti arba neįmanoma, o jeigu jisai pasikeis, tai irgi netiks, ar ne? Daugelis porų irgi su to suduria. Tai manau apie tą skirtybių priėmimą ir tiesiog mylėti žmogų, gerbti tokį, koks yra. Manau, kad mūsų santykiuose labai daug pagarbos iš tikrųjų ir tas yra viso ko pagrindas, dėl to aš jaučiuosi labai gerai šitam santykiui, nes turbūt pats pagrindas viso ko yra pagarba. Tai iššūkis, sakyčiau, skirtybių priėmimo. Jo, ir visa tai kyla iš to skirtingo galbūt gyvenimo būdo, galbūt skirtingo poreikio, kiek leisti laiko kartu atskirai, kaip mes derinam savo gyvenimus kartu, kur pasiaukoti, kur savo atstovėti. Tikriausiai man pagrindai ir kyla tas toksai amžinas filosofinis klausimas, kiek aš turėčiau pasiaukoti ir kiek aš turėčiau atstovėti savo tiesą. Kiek nesusilieti ir kiek nepereiti čia tik aš svarbiausia, ne? Va tas šokis toks nuolatinis. Santykiuose viskas apie balansą, tai viso ko balansavimas yra problema. O kaip sprendžiat konfliktus?
Aš tai esu tokia, kur noriu iš karto kalbėtis, iš savo terapinio lauko atėjusi, kaip psichoterapijoje, šnekamės, kalbamės, šiaip turiu tokį racionalų protą labai. Mano partneris yra labai išmintingas, jisai padaro pauzę, jis atsitraukia, jis sako gerai. O tu nepriėmė to kaip abejingumo? Priėmiau pradžioje tikrai priėmiau, aš galvoju, kad tai ką aš nerūpiu. Ir daugelis moterų priima, aš girdžiu tą patį. Aš tose pačiose spąstuose įstringu, kur ir mano klientai. Atrodo, tai jeigu atsitraukia, tai aš jam nerūpiu. Ir jis užsidaro ir negrįžtas to klausimu kažkiek laiko. Tai ką aš dabar judinti turiu jį. Bet iš tikrųjų, man atrodo, čia yra išmintis vyro, kad nepulti iš emocijų, bet išbūti savo emocijas, grįžti su kažkokiu sprendimu, išsakyti grįžus. Man atrodo, kad čia yra išmintis. Tai vat aš norėčiau iš karto spręsti. O žiūrėk, aš noriu pakreipti klausimą. Tu sakai, kad vyrų išmintis, bet būna labai skirtingų charakterių. Taip, ir kartais vyras būna labai emocingas poroje, moteris šaltesnė. Tai kaip tada? Tai lygiai tas pats, ar ne? Kai kalbu vyras, moteris, gal, man labai patinka angliškai yra masculine, feminine, ar ne? Yra tokie du terminai, kurie nėra man, women. Bet lietuviškai sunku rasti tokį atitikmenį. Tai kai sakau vyras, tai vyriškas pradas. Kai sakau moteris, tai moteriškas pradas. Tikrai gali būti įvairiai. Nėra tokio kaip stereotipo, juk mes turim skirtingą tą balansą visi. Bet vyriška energija yra ateiti su sprendimu, moteriškas pradas, ar ne? Energija yra daugiau emocijos, išspręsti emociškai. Lygiai taip pat terapijai dirbant. Yra moterų, kurios labai racionalios ir jos tai sako, duok man planą, sprendimą, išsispręsiu, viskas, aš einu. Yra moterų, su kuriuom reikia išbūti emocijose. Ir jos viską žino pačios. Ir vyras, kuris ateina kartais terapiją, jam reikia plano, struktūros ir jam viskas aišku. O kartais vyras ateina ir jisai, aš vedu į struktūrą, jisai, žodžiu, yra daugiau toks išjaučiantis. Gali būti visaip, ar ne? Gali būti vyras, kuris nori čia ir dabar. Aš tikrai žinau tokių atvejų. Ir moteris yra ta, kuri labiau atsitraukia ir grįžta vėliau. Lygiai taip pat vengiantis, nerimastingas, ar ne, tipai kalbant apie prieraišumą. Nerimastingas čia ir dabar jis neišbūna, neištoleruoja to atsitraukimo, o vengiantis jisai vengia, nes tai yra per daug emocijų. Tai gali būti įvairiai. Mano atveju tai yra, jau dabar suprantu, kaip veikia, bet pradžioje tai buvo nesupratimas, kaip čia mes dabar nesikalbėsim. Tai manau, va, tas skirtybių priėmimas, viskas apie tai yra. Santykiai be iššūkių būtų nuobodus. Taip. Ir manau, kad labai daug dabar kalbama apie tai, kad santykiai turėtų būti apie augimą, ne? Tobulėjimą, iššūkius, tiesa, bet mes negalim augti sąlygose, kurios yra toksiškos, nesveikos, kur yra nederlinga žemė, ar ne? Žemė turi būti derlinga, kad mes galėtume augti. Tai kartais žmonės ateina į toksiškus santykius ir sako, aš augu, aš tobulėju, o iš tikrųjų jie tiesiog bando išgyventi kiekvieną dieną. Tai klausimas, ar čia iš tikrųjų yra auginantis santykiai, ar ne, su iššūkiais, kurie yra pakeliami ir pradarbami, ar tai yra tiesiog toksiška aplinka, kur aš bandau save perlaužti, kad kažkaip išaugčiau per tą nederlingą žemę, išprievartaučiau save augti. Labai dažnai psichoterapijoje teigiama, kad mes jungiamės per traumas, kaip tu manai. Taip. Tikrai taip, jeigu yra aistra, didelė trauka, faktas, kad mes jungiamės per traumas. Jeigu yra ramybė, toksai yra erdvės, vėjo, tėkmei, tai faktas, kad mes jungiamės tada per kažkokius kitus dalykus. Smalsumą, įdomumą, bendrus interesus. O kodėl aistra per traumas jungiasi? Kokia yra sąsaja? Labai gili tema ir plati, bet iš esmės aistra yra kas? Vidinis vaikas, kuris sako, mama, dabar jau tu man duosi to, ko aš negavau anksčiau. O kitas sako, tėti, arba irgi mama, dabar aš tave pakeisiu, kad tu man parodytum meilę tokiu būdu, kokią negavau vaikystėje. Tai čia yra maždaug taip. Ta aistra, kur mano vidinis vaikas taip nori to, ko negavo, taip ilgisi ir staiga pamato žmogų, kuris... To apie tą emocionalę, kur stogus kilnoja. Taip. Ir pradžioj santykių, ar ne, yra, aš negaliu be tas visos dainos, aš negaliu be tavęs gyventi, tu esi man viskas. Tai yra vidinis vaikas, kuris šaukia mamą, tėtį, pagaliau aš suradau tokį kaip mano mama ir tėtis, bet aš šitą mamą arba tėtį priversiu mane mylėti taip, kaip man reikia. Žinai, kaip yra sakoma, kad mes sustingstame tame amžiuje, kuriame buvome neišmylėti arba nepakankamai mylimi. Taip.
Tai kažkas 5, kažkas 15, kažkur negavo, ar ne? Tai čia turbūt apie tai, ką tu kalbė. Ir vis tiek mes, kad ir kaip auginsim tobulai savo vaikus, vis tiek jie su traumom bus. Tai ką darom, ką galim geriausio, o jie kažkur vis tiek užstriks. Nes tėvai nėra atsakingi, jie atsakingi padaryti iš savo pusės, ką gali, bet mes nesam tobuli, tai ir negalim savo vaikam perduoti to tobulumo. Ir svarbu suprasti, kad jie vis tiek turės praeiti savo pamokas ir tai va tas saugus, svarbu sukurti saugumą, saugų prieraišumą, o toliau vis tiek bus visokių dalykų, ką reikės pradirbti. O santykių mes norim, kol mūsų santykių karma yra neišspręsta, jeigu taip įvardinant, bet ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš jaučiu, kad man dar reikia kažką pradirbti santykyje su kažkuo. Nesvarbu, mama, tėčių, kaimynų, pusbrolių, brolių, sesę, buvusiais santykiais. Ir tiesiog tu kaip kitas žmogus reprezentuoji man visą tai iš visų tų žmonių ir atneši į mano gyvenimą santykių temą. Ir toje santykių temoje mes turėsime su to sudurti. Arba aš turėsiu su to sudurti, žiūrint, kiek atsakomybės prisiemu už tai. O ko tu mokiniesi savo santykiuose? Kokios tavo pamokos? Pastovumo, tokio atsidavimo, tarnystės. Nes mano gyvenimas labai individualus. Aš labai daug savo gyvenime paskyriau laiko saviugdai, savęs tyrinėjimui. Kol kiti eidavo į darbus, aš niekada nesu dirbus niekur. Kažkam. Visada mano veikla buvo iš manęs. Aš verslą turėjau prieš tai, bet aš niekada nebūdavau ta, kur, kaip ir sakiau, seka. Ir mano pamokos yra apie tai, kad išlaikyti savo tą individualumą, savo savastį, bet ateiti iš tarnystės vienam žmogui. Nes aš nuolatos tarnystėj daugeliu žmonių, bet išskirti ekskliuzyviai tą vieną žmogų ir ten nueiti dar gilesnius sluoksnius. Tai mano pamokos yra apie tarnystę, atsidavimą, susikoncentravimą į tą meilės burbuliuką, į santykį. Ir man dabar pradeda atrodyti, kad tai yra prasmingiau jau kurį laiką darbas individualiai, ir lygiai taip pat kaip ir santykiai individualiai, negu kad masės ir, žodžiu, kuo daugiau žmonių, pakelti sąmonę, vibraciją, yra ribota, kai yra daug, negali tiek ir savęs atverti, ir sukurti ryšio. Ryšys gimsta viens ant vieno. O kaip tu manai, ko tu mokai, arba kokias pamokas asmeninės antrapusės su tavimi patiria arba turi? Ką tu jam atneši? Aš be tų visų tokių savaime suprantamų dalykų, bet ar ne, mes vis tiek kažką labai darom kitame pokytį bendraudami. Iš to, ką girdėjau ir tai, ką matau, meilės pamokas atnešu. Prisileisti, nes man sakė, kad aš nestandartinė moteris, tai kažkokias turbūt nestandartinės pamokas taip pat mokytis. Bet aš manau, kad tai yra apie meilę, nes aš esu labai į tą intimumą, gilį ryšį linkusi, esu labai atvira tam ir tas vyrui, manau, yra transformuojanti patirtis. Tai aš manau, kad per tą, ką aš atsinešiau pati su savimi ir ką pradirbau santykiuose, šokyje, reiškia šokant su skirtingai žmonėmis, išmokti klausyti, išmokti subtilumo, jautrumo. Aš manau, kad tas mano įsiklausimas ir polinkis į tokius, į ryšį, į švelnumą, į kontaktą, manau, kad atveria kitą žmogų taip pat. Iš to, ką matau ir to, ką pastebiu. Aš turiu tik vieną pastebėjimą apie nestandartinę moterį. Kai mes įsimylime žmogų, arba mūsų įsimylimus visada mato per tuos akinius unikalumą labai. Taip. Bet labai svarbu suprasti, kad iš tiesų, manau, kad tai teisingi akiniai, per kuriuos žiūrėti, nes jeigu mes suvienodintume, tai irgi netiesa, nes žmonės labai skirtingi. Ir gal ir mato mus tokius išdidintai pradžioje ar neįsimylėjimo stadijoje, jeigu kalbant, tai išdidintai, bet po to vis tiek gyvenant kartu pradedi matyti žmogų to, koks yra, tik tiek, kad yra skirtumas tarp to, ar aš pradžioj tikiuosi sutikti fantastinį žmogų ir einu į santykį ieškoti fantastinio žmogaus ir tada tas unikalumas yra toks fantastinis, reiškia šito žemėje neegzistuojantis, bet mano sukurtas dėka fantazijų ir tai pats apsisvaiginu nuo tos idėjos
išskiriu savo hormonus, vizualizuoju, manifestuoju savo galvoje tą vaizdinį, kokį aš įsivaizduoju, kad tas žmogus yra, save apgaudinėju, išskiriu savo hormonus įvairius, kokteilius ir mėgaujuosi pats nuo to. Ir po to pats save nuviliu, nes pamatau kitas dalis, kurių nemačiau. O tas žmogus dažnai koks buvo, toks yra, nebūtinai reiškia, kad jisai labai pasikeitė. Bent jau žiūrint į savo santykius, aš manau, kad tas žmogus, su kuriuo aš esu, jis yra labai tikras, nuoširdus ir nebuvo, kad kažkaip apsimetinėjau nuo pradžių. Tai aš manau, kad tas unikalumas yra iš principo, yra tiesa. Tik tai klausimas, ar aš pridedu prie to fantastinį elementą, ar aš tiesiog matau jo unikalumą ir tą kitoniškumą. Bet daugelis žmonių mėgsta sukurti savo tas fantazijas ir tai yra, mes norim kažko kitokio, norim kažko nerutiniško, norim kažko specialaus. Mes galvojam, kad gimėm ir mes dabar turim patirti kažką specialaus, nes juk čia aš. O aš turiu turėti kažką kitokio negu kiti, kažką fantastinio. Kas taip sakė? Mes daug daugiau gyvename fantazijose, nei realybėje iš tikrųjų. Iš tikrųjų taip. Visas gyvenimas vyksta čia. Mūsų įsitikinimai viską nuspalvina tam tikrą spalvą. Labai daug dirbu su savo įsitikinimais ir su klientu. Viskas pasikeičia įsitikinimas, pasikeičia visiškai, ką matai savo aplinkoje. O kaip tu keiti paternus? Pagrindinis keitimas tai yra pastebėjimas, bent jau tai, kas man geriausiai veikia, tiek kartų pastebėti, tiek kartų save užknisti su to pačiu, kol galiausiai vieną kartą pastebi, bet negali dar pasielgti taip, nes jau per vėlai pastebėjai, kitą kartą pastebi jau procese galbūt, tada pastebi prieš pradedant, bet negali sustabdyti savęs, tada pastebi jau ir sugebi sustabdyti kokį vieną kartą prieš elgiantis šabloniškai, tai manau, tai yra toksai procesas ir reikia laiko savim, reikia atjautos, meilės ir pagarbos savo šitame kelyje. Bet pats pagrindinis darbas yra toks, nėra greito darbo su įsitikinimais, bet pirmą labai išsiryškinti, koks įsitikinimas ir su juo pabūt. Tai va ta tyla, išbuvimas su tuo įsitikinimu padeda pastebėti daugiau eigoje. Tai čia pagrindinis procesas, greito darbo nėra, nes taip kaip jisai formavosi ir mes tiek kartų kiek jį pakartojam, tai dabar tiek kartų reikės jį atkartoti kitaip. Kadangi mes jau santykių temoje, kas yra ištikimybė? Geras, kaip tik dariau prezentaciją apie ar ne monogamija yra ištikimybė ar ne. Neištikimybė labai skirtinga įvairiems žmonėm. Vieniems žmonėm neištikimybė yra pasižiūrėti, einant gatve, pavyzdžiui, kad vyras pasižiūri kažkokią moterį, pasigroži, moteriai viskas jau čia yra neištikimybė. Kitai moteriai, pavyzdžiui, jeigu vyras pornografiją žiūri, tai yra neištikimybė. Kitai moteriai 100 metų, tegul ten žiūri, kol mums gerai, tol viskas gerai. Kitiems labai skiriasi tas... O tau? Man kas yra neištikimybė? Arba kas tau yra ištikimybė, nes tai yra dvi skirtingas sąvokos, absoliučiai. Taip. Man ištikimybė tai yra dvi sąvokas. Pradėkime nuo ištikimybės. Tai ištikimybė yra tai, kai aš pasirenku su tavimi ar neturėti kažkokį mūsų pasaulį, aš jį gerbiu ir aš atitinkamai elgiuosi iš pagarbos tam mūsų sutarimui. Tai yra ištikimybė, kad aš iš pagarbos elgiuosi taip, kaip sutarėm. Neištikimybė tai yra to pažeidimas. Vadinasi, tai, ką mes sutarėm, ne tai, ką aš įsivaizdavau, kad tu neturėtum daryti, bet tai, ką mes sutarėme, ir jeigu to nesilaikoma, tai man atrodytų, kad tas žmogus yra neištikimas, nes jisai pažeidė mūsų sutarimą. O žmonės retai kalbasi, šiaip žmonės. Ir aš pati stengiuosi kuo daugiau kalbėti santykyje, nes man yra labai svarbu. Čia gal irgi yra toks truputį minusas, nes kai aš pati esu terapeutė ir viskas turi būti apibrėžta, viskas turi būti aišku, tai ir santykiuose persiduoda tas tikrai nemažai. Gal kartais nereiktų tiek kalbėtis, gal kartais užtektų intuityviai pajausti, bet aš už tai, kad geriau aptarti tas ribas, aiškumą, pasitikslinti, susitikslinti kas kažkiek laiko, kad išvengti tokių dalykų, kad tu mane nuvylei, ar čia kažkokia neištikimybė, arba aš padarau kažką, kas kitam yra staigmena. Tai man atrodo svarbu susitikrinti. Bent jau mano pasaulyje, tai aš labai mėgstu kalbėtis ir susitikrinti. O tu labai daug naujo tyrinėjai. Pati minėjai, kad esi smalsi ir daug ko išbandžius, ar ne? Ką pastaruoju metu naujo sužinojai ir atradai ir ką norėtum dar? Mano pagrindinis dabar šaltinis yra
to naujo pastebėjimas ar pritaikymas per žmonės. Bet šie metai pas mane buvo visiškai skirti žmonių pažinimui iš praktikos. Nes aš savanoriavau emocinės paramos linijoje taip pat, kur susipažinau su tokiais sluoksniai žmonių, kurių neįsivaizduoju egzistuojant, arba matydavau tik tai per televiziją kokiose nors laidose. Tu apie neigiamą aspektą turiu omeny. Taip, kame žmonės gyvena, su kam problemam susiduria, kokie santykiai nepagarbus gali būti, arba per kokius skausmus žmonės eina. Man buvo labai toksai įsižeminimas, ypatingai savanoriaujant. Aš visą gyvenimą savanoriauju kažkur vienur ar kitur, bet čia buvo tokia intensyvi patirtis. Kalbant naktį, pavyzdžiui, naktį budėjimas prie telefono 6 valandas. Ir aš tiesiog esu atvira, kad paskambintų kažkas ir pasidalintų apie tai, ką išgyvena, ir mes bandytume paieškoti sprendimą arba tiesiog išbūti su to žmogumi. Tai man buvo labai stipriai praplečianti patirtis. Ir dirbant su žmonėm, aš kartais galvoju, kad aš esu kaip kunigas, nes aš išgirstu tas istorijas, kurių kartais žmonės niekam nepapasakoja ir numiršta po to su jom. Tai naujausia, ką aš atradau, tai yra, kame žmonės gyvena, kaip tragiškai jie kartais gyvena ir kaip aš nežinau tai egzistuojant. Kažkurį laiką aš galvau, kad tik tai dvasiniai dalykai, tik psichologiniai, čia yra prasmė ir esmė išeiti iš tos majos, iš tos matricos, pabusti, nušvisti ir dabar jaučiuosi, kad jau užtenka. Mano šokiai, kuriuos aš vedžiau, visada buvo per psichologinę prizmę, per kontaktą, per ryšio mezgimą. Ir tai niekada nebuvo tik tai žingsniai. Tai tą svarbu suprast, kad viskas buvo persmelkta. Aš moku žmonės apsikabinti, moku žmonės pažiūrėti į akis, prisiliesti, įkvėpti, iškvėpti kartu, būti kontakte, nepabėgti nuo kontakto, išlaikyti ryšį. Dabar daugiau šokių techniką mokau, nebeakcentuoju tų dalykų, bet kaip sako žmonės, aš vis tiek esu persismelkus tuo ir tos pamokas nėra vien tik tai žingsniai. Bet tai vis tiek yra su žmonėm, tai aš vis tiek tai matau kaip labai subtilų dalyką. Man šokis nėra tik pasirodymas, man pasirodymai nėra kažkas tokio. Man įdomiau tas, kas vyksta šokyje, kas vyksta, kaip žingsnis dedamas, kaip energija teka, kaip aš įkvepiu, kaip aš iškvepiu, kaip energija juda, kai mes šokam. Praktiškai cigūno praktika. Aš kai papraktikavau cigūną, aš supratau, kad tai yra tas pats, ką mes šokiuose darom, intuityviai tą patį aš atrakinau, ką ir kitos. Lyg taip pat viena moteris atnešė į šokius knygą, kaip jodinėti su žirgu, ir ten aprašyta visa pozicija, kūno ir viskas. Ir mes darom tą patį ten. Visi tie pagrindai tie patys, visi atrakina. Šiaip tai jau mes netiek daug jausmų turime. Skausmą, pyktį, ten yra keli, ar ne? Ir visas praktikas mes per juos sudedam ir leidžiam. Jo, tai iš esmės viskas yra apie tą patį, jeigu taip pasižiūrėti, tik tai iš skirtingų kampų. Ir skirtingi žmonės adaptuoja tas pačias žinias skirtingai ir jos skamba kaip skirtingi kažkokie dalykai. Bet viskas labai panašu, pagrindai viso ko yra labai panašus. Žmonės trokšta ryšio. Taip, ryšys, kontaktas, pajutimas, net ir kūno pozicija, kalbant apie įvairius, tarkim, šokį, judinėjimas, tai yra tam tikra kūno pozicija. Ir tą patį kineziterapeutai moko, ką reiškia sveika laikysena. Tie patys pagrindai. Nes ten vyksta tiek dalykų, kai sutinka vyras ir moteris ir jie ateina šokti. Tai ten kuriasi pasaulis, ten kosmosas. Ir tai yra magija viso ko. Paprastai į mano laidą atsiveža klausimą ir man. Ar tu ir man tokį? Kaip tu dabar jautiesi? Gerai. Koks atsakymas, ar ne, lietuviškas? Gerai. Nes aš paklausiu, kaip, o ką tu dabar jauti? Aš esu tavyje, mano dėmesys yra tavyje, tai man turbūt labai sudėtinga greit labai atsiplėšti nuo tavęs ir suprasti, kas aš esu, atsidalinti, ar ne? Aš labai susitapatinu su savo pašnekovu pokalbio metu. Tai reiškia, kad tavo dėmesys yra manyje. Taip. Jeigu dabar sugrįžtum į save, ne, kas vyksta tavo pasaulyje šiuo metu? Aš jaučiu, kas vyksta mano kūne. Man nelabai patogu taip sėdėti ir aš galvoju, kitą kartą pasidėsiu didesnę pagalbę. Aha, aš irgi jaučiu sukritusi. Taip, tai nėra labai patogi pozicija. Ką tu pasidalintum, jeigu galėtum vieną dalyką pasidalinti, ar ne, su pasauliu, bet dabar galbūt žiūri žmogus į tave per video, ar ne, ką tu dabar, iš dabartinės savo perspektyvos, taip kaip dabar sėdi, gal nepatogiai, gal čia kažkaip, ar ne. Kas yra dalykas, ką tu iš dabartinės perspektyvos norėtum pasakyti? Aš visada siekiu išgirsti. Man tiesa labai svarbi. Aš visada žmogaus klausiu, kas tau yra tiesa.
Tai nebūtinai, kad aš moku labai jos laikytis. Mes visi meluojam, net mūsų kūno kalba kartais meluoja, ar ne? Arba jinai kaip tik atskleidžia mūsų melą. O tai pagrindinis mano klausimas, nes aš manau, kad mes labai užsižaidėm savo kaukėse, rolėse, labai atsivežam, dažnai pristatom ne save. Tai man labai norisi nusilukštenti, visą tai nusimti. Ir turbūt šita laida yra apie tai. Aš labai stengiuosi, jeigu tu pastebėjai, nemoderuoti pokalbio, kad jis tekėtų. Ir žmogus pasako, kas jisai yra. Man tai ir yra tiesa. Tik neprisirišti prie to. Nes jeigu aš tave kalbinčiau po metų ar 5 mečių, tu būtum kitokia. Taip, aš jaučiu, kad ir tavo klausimai yra tokie, žinai, tu ieškai tos esmės, žinai, ir jie nukreipti apie mane, ar ne? Ne apie kaukę, kaip tu sakai, ne apie kažkokį statusą, ne apie veiklą, ne apie kažkokį tai profesiją, bet apie mane. Ir tai skiria tave nuo kitų, žinai, žmonių, kurie mane yra apklausę, kai kurie klausia apie mane, bet nebūtinai. Ir atrodo, tai irgi pasako apie tave daug, ar ne, kad tau svarbu, o kas yra už to, kas yra esmė ir kas yra tas žmogus dabar. Mes kartais su žmogum ieškom jo paties. Mes visi kartais pasiklystam. Tai tas labai gražus stebuklas įvyksta. Tame kontakte ir ryšyje. Taip. Tai gali būti per šokį, per pokalbį, yra labai daug formų. Labai gera kalbėti su tavim. Atrodo, kad tu taip tiesiogiai kalbė, taip, žinai, klausimai tiesiogiai skvarbus labai. Ir dabar, kai sakai, labai skverbėsi ir labai tikslus, bet to pačiu jaučiasi, kad tu esi už tų žodžių. Jaučiasi tavo tikrumas, jautiesi tu. Aš jaučiu tave, kad su tavim kalbuosi. Tai tas labai gražu apie tave. Ačiū tau. Tai dėkoju tau nuoširdžiai už pokalbį. Aš labai linkiu tavo naujose pradžiose. Ir aš visada jaučiu, kai žmogus yra šiek tiek jaunesnis, ar ne, jisai tokiose labai gražiose paieškose. Tai tas smalsumas kažkur tave atves. Tai dar kartą ačiū tau. Ačiū tau. Man dažnai sako, kad mano sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir ne kartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.